taip yra svarbu visai šeimai vykti, jeigu tai nėra jiems, na, kažkoks ir, na, pavadinimas. Nes jau plemba, čia viskas vien susipina. Daug žmonių mato ją kaip durnelę, nieks ją nepasitikė, socdemais nepasitikė ten. Vienoje koalicijoje su Žemaitaičiu, kur savo ten žmoną ima pas Eloną Muską važiuoti irgi ten Lietuvą išduoda durnelis. Tada matai Ruginienę, visą protą ten ateina kalba apie moralinę vertybę, kaip patys didžiausi melagiai rodai, kokius tik įmanoma įsivaizduoti yra, ir tada važiuoja kažkur pas popiežių, blėt, dar kažkur. Tai aišku, pasiema šeimą, vyrą, viską iš mokesčių mokėtų pinigų. Čia viskas yra bendro fono, tų urodų tiesiog, nu, net nežinau. O kaip turėtų būti, greičiausiai, jo, turėtų politikas būti protingesnis. Turėtų turėti nuovokas, kad atrodys blogai, ypač kai tiek dramų, tyrimų, tiesiog kitų atvejų gal ir netrodytų blogai. Galėtum parodyti, gal į pavyzdžius prieš tai, čia, nu, normali praktika, dar kažką. Nėra tai normali net praktika, kaip suprantu. Šimonytė, vat, neturėjo net, kas, kur su šeima ten važiuodavo, aš net nežinau, gal ir važiuodavo, bet vėlgi, koks fonas yra, kaip žmonės žiūri, reiktų tiesiog susivokti biškį aplinkoj, kad dabar nereikia taip daryti. Ir aš to tikėčiausi iš politiko. Kad bent jau nususivok, bet tai, kad nesusivokė, parodo jų mentalitetą. Nu, kad tiesiog vapšie pohui yra bet kokios vertybės ar principai, ar moralė, ar net nuovoka jose. Jie antiek save mato aukščiau virš visko ir tas naratyvas viso zakono pas jos ir tiesiog jokios nuovokos, kokio realybėje gyvena. Nu, bet aišku, kad atitrūkus nuo realybės mes iš jos postų matom, kiek atitrūk ir jokios nuovokos neturi, kas realu, bet tipo, va, ta, tu pasižiūrė, atrodo, nu, žmogau, ar tu rimtai? Ar tu antiek tūpas, ar tau antiek vienodai, sakau, moraliai bankrutavus durnelė, kaip ir visa šita koalicija?